Tai Samsung Galaxy Note 7. Pristatymo dieną jį vadino geriausiu kada nors sukurtu išmaniuoju telefonu. Šiandien jis geriau žinomas dėl kitos priežasties. Tai didžiausia nesėkmė visoje išmaniųjų telefonų istorijoje. Tuo metu telefonų industrijoje viešpatavo viena tendencija – didesni ekranai, plonesni korpusai, kompanijos grūdo technologijas į vis plonesnius korpusus. 2016 metais Samsung nusprendė sukurti geriausią, žymiai pranašesnį Note telefoną. Tokį ypatingą, kad nutarė praleisti Note 6 ir iš karto pereiti prie Note 7, kad numeriai sutaptų su tų metų S serijos telefonais. Tai turėjo tapti didžiausiu jų šuoliu. Geriausias ekranas rinkoje – S Pen, veikiantis net po vandeniu ir USB-C jungtis. Technologija kelis kartus greitesnė už tuometinį standartą. Tai buvo pirmasis Samsung telefonas su USB-C jungtimi. Telefonas pristatytas 2016 m. rugpjūčio 2 Londono Unpacked renginyje, o parduoti pradėtas rugpjūčio 19. JAV rinkoje kaina buvo apie $850–890. Tai buvo geriausias išmanusis telefonas rinkoje, gavęs itin aukštus įvertinimus iš didžiausių technologijų ekspertų. Užsakymai laužė rekordus, kol viskas pasikeitė. Per pirmąsias savaitės po išleidimo ėmė plisti neįprastai daug pranešimų apie telefonų gaisrus. Samsung sustabdė pardavimus visame pasaulyje ir viešai pripažino 35 pranešimus apie telefonų gedimus. Kompanijos atstovas žiniasklaidai teigia, kad tai nedidelė problema gamybos procese. Samsung paskelbė keitimo programą. Samsung pripažino 92 pranešimus JAV vien dėl baterijų perkaitimo. Tarp jų 26 nudegimo atvejus ir 55 turto sugadinimo atvejus, įskaitant automobilių ir garažų gaisrus. Kompanija teigia, kad problemą sukelia retas gamybos defektas viename baterijų elemente, kur teigiamas ir neigiamas elektrodai per arti prisiglaudė vienas prie kito. Po telefono pakeitimo problema neišnyko. Netrukus ėmė pasirodyti pranešimai apie gaisrus ir naujose, pataisytose telefonuose. Beje, dauguma žiūrinčių video dar neprenumeruoja kanalo, todėl tai kviečiu padaryti dabar, tai nemokama. Tada atėjo tikrasis smūgis. 2016 m. spalio 5 vienas iš pataisytų telefonų užsiliepsnojo lėktuve. Tai tapo oro grėsme oro transportui, apie kurią pranešė visos pasaulio žiniasklaidos. Spalio 11 Samsung visam laikui sustabdė Note 7 gamybą ir pardavimą. Samsung galiausiai atšaukė virš 3 milijonų Note 7 telefonų iš rinkos visame pasaulyje. JAV federalinė aviacijos administracija paskelbė įsakymą, kad telefonas visiškai uždraustas visose skrydžiuose į JAV, iš jos ir jos viduje. Telefonas buvo teisiškai prilygintas pavojingam kroviniui, klasifikuojamam pagal tas pačias taisykles kaip ličio baterijos, kurias draudžiama vežti nesupakuotas. 2017 m. sausio pabaigoje Samsung paskelbė oficialaus tyrimo išvadas. Problema buvo ne viena. Pirmoji – baterijos viduje tiesiog nebuvo pakankamai fizinės vietos elektrodams. Antroji – gamybos suvirinimo defektai sukėlė aštrius iškilimus, kurie pradurdavo baterijos vidinį skiriamąjį sluoksnį. Abiem atvejais rezultatas buvo tas pats. Elektrodai susiliečia, kyla kibirkštis ir baterija užsidega. Samsung visiems pažadėjo grąžinimą, grąžinai telefoną, gavai pinigus atgal arba naują modelį su papildoma nuolaida. Samsung taip pat paskelbė, kad visas šis incidentas jai kainuos bent $5 milijardus. Note linija taip iki galo ir neatsigavo. Samsung dar išleido 4 Note serijos telefonus, kol serija buvo galutinai nutraukta 2020 metais. Ir Note vardas buvo ilgainiui sujungtas su S serijos flagmanais. Spausk like, jeigu patiko šis video, prenumeruok kanalą, jeigu nori daugiau tokių video. Iki kito karto.